Amerikos prezidentas pareiškė, kad didelis pasaulio akcijų rinkų nuosmukis rodo, jo sprendimai veikia. Trumpas amerikiečius ragina būti stiprius, drąsius ir kantrius ir žada, kad rezultatas bus didis. Baltieji rūmai paskelbė, kad daugiau nei 50 šalių jau nori derėti su Trumpu. Tačiau Kinija jau paskelbė, kad po 3 dienų įveda veidrodinius muitus ir amerikietiškų prekių importą apmokestins 34% tarifu. Plačiau apie muitų karą Martas Kalendra. Prekybos salėse išpardavimų banga. Akcijoms pirmadienis buvo blogiausia diena nuo pandemijos laikų. Azijoje buvo išparduota viskas, neaplenkiant nei vieno sektoriaus. Technologijų bendrovės, automobilių gamintojai, bankai, kazino ir energetikos įmonės visos kaip viena patyrė nuostolių, investuotojams skubiai atsisakant rizikingo turto. Smuko Europos akcijų ateities sandoriai. Taip pasaulis reaguoja į Amerikos prezidento įvestus tarifus. Donaldas Trumpas savo sprendimu regis patenkintas. Nenoriu, kad kas nors ristųsi žemyn, bet kartais, kad ką nors išspręstum, reikia išgerti vaistų. Trumpas praėjusią savaitę paskelbė įsivadavimo muitus visoms pasaulio šalims, tame tarpe apie 34% muitus importų iš Kinijos ir 20% importų iš ES, dviejų pagrindinių Amerikos prekybos partnerių. Bendravau su daugybė vadovų iš Europos, Azijos, viso pasaulio. Jie trokšta sudaryti sandorį. Bet aš pasakiau, kad mes neketiname turėti deficito su jūsų šalimi. Mes to nedarysime, nes man deficitas yra nuostolis. Mes ketiname turėti perteklių. Kinija pranešė, kad nuo balandžio 10-osios visam amerikietiškam eksportui taikys 34% atsakomosius tarifus. Kinai taip pat įvedė eksporto kontrolę 7 retiesiems žemės elementams, įskaitant gadolinį įprastai naudojamą magnetinio rezonanso tomografuose ir ITRI naudojamą buitinėje technikoje. Tiek daug neaiškumo dėl to, kaip šie tarifai bus taikomi ateityje, iš tikrųjų ir lemia akcijų kainų kritimą. Manau, vis dar neaišku, ar Trumpas planuoja juos panaudoti tik tam tikrų šalių prekybos deficitui mažinti, ar siekiama didesnio tikslo, ar tai yra derybų koziris, kad iš tam tikrų šalių, ypač pavyzdžiui Kinijos, būtų galima išgauti tam tikrų nuolaidų. Taigi, vis dar kyla klausimas, koks čia galutinis tikslas. Amerikos prekybos sekretorius paaiškino, ir kodėl Jungtinės valstijos įvedė muitų ir Australijai priklausančioms saloms, kuriuose gyvena tik pingvinai. Jei ką nors išbrauksite iš sąrašo, šalys, kurios iš esmės bando manipuliuoti Ameriką, per tas šalis pateks pas mus. Iš esmės prezidentas pasakė, klausykite, negaliu leisti, kad kuri nors pasaulio dalis taptų vieta, per kurią Kinija ar kitos šalis galėtų gabenti krovinius. Taigi jis panaikino tas spragas, tas juokingas spragas. Trumpo administracijai teko pasiaiškinti, kodėl neįvedė tarifų Rusijai. Akivaizdu, kad vyksta dėrybos su Rusija ir Ukraina ir manau, kad prezidentas priėmė sprendimą nesusijęti šių dviejų klausimų. Tai nereiškia, kad laikui bėgant su Rusija bus elgiamasi visiškai kitaip nei su kiekviena kita šalimi. Europos komisija netrukus ES šalims pasiūlys sąrašą amerikietiškų prekių, kurioms reaguojant į Amerikos muitus gali būti įvesti papildomi mokesčiai. Martas Kalendra. ES sprendžia, kaip atsakyti į Trumpo muitus, įvesti Amerikai tą patį ir eskaluoti prekybos karą ar važiuoti pas Trumpą tartis. Kol kas linkstama prie antro varianto, bet jau pirmos prekybos karo dienos taip įsismarkavo, kad ekonomistai, pramonininkai ir ministrai sako, artimiausios dienos lems, kaip gyvensime. Jei Trumpas neatsitrauks ir neatšauks muitų, pasaulyje visiškai reali nauja infliacijos banga arba rimta ekonomikos krize. Todėl Lietuvos pramonininkai ragina vyriausybę nešauti savo į koją ir bent iki rudens atidėti mokesčių kėlimą. Gedas Alyga tęsia. Praėjo tik 3 darbo dienos, o Trumpo pradėto prekybos karo žala jau prilygsta didžiausiems pastarųjų dešimtmečių sukrėtimams. Infliaciją sukėlusiai pandemijai arba dar didesnė 2008 krizę sukėlusiam banko Lehman Brothers bankrotui. Per 3 dienas akcijų kainų pokytis prilygsta tam, kurį matėm pačios pandemijos pradžioje ar pačiame įkarštyje pasaulinės finansų krizės po Lehman Brothers bankroto. Trumpas įvedė 20% muitą prekiams iš ES. Europietiškos prekės turi brangti, tikintis, kad amerikiečiai pradės pirkti amerikietiškas prekes. ES ministrai sprendžia, kaip atsakyti
pasakyti. Kokios bendrai strategijos turėtų laikytis ES? Ar mes turėtume, lygiai grečiai veidrodinių principų atsakyti muitais ir turėtume eskaluoti patį konfliktą, ar turėtume ieškoti galimybių vis dėlto susitarti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis? Kol kas ES eskaluoti neplanuoja. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen skelbė, kad ES pasiūlė Jungtinėms valstijoms, kad abu žemynai netaikytų vieni kitiems jokių muitų. Klausimas, aišku, yra retorinis ir esminis. Su kuo ponas Trumpas kariauja? Ar jis iš tikrųjų kariauja su Kinija, ar jis visgi kariauja su Europą? Jei Europa veiktų pagal Trumpo logiką ir įvestų muitą pagrindiniai iš Amerikos perkamai prekiai, Europa tik nusibaustų save. Viena pagrindinių amerikietiškų prekių dabar Europoje – suskystintos gamtinės dujos, kurios pakeitė rusiškas. Ko gero, Europa to nedarys, nes kitų labai daug alternatyvų nėra. Vokietijos finansų ministras ekonominę nesąmonę vadina vien tai, kaip Trumpas grindžia muitus. Neva ES jau taiko Jungtinėms valstijoms dvigubai didesnį 40% muitą. Iš tikrųjų, Jungtinių valstijų prekyba su ES turi 40% deficitą. Tai reiškia, kad Jungtinės valstijos iš Europos perka daugiau prekių nei parduoda Europai. Bet tai nėra muitai. Skaičiavimai, mano požiūriu, yra nesąmonė. Jei mes likęs pasaulis parduodame pigesnės prekes Amerikai, tai naudinga Amerikai. Pats muitų skaičiavimo pagrindas yra nesąmonė. Europa ir Amerika jau seniai taikė viena kitai muitus. Europos muitai Amerikai buvo didesni ir tai gali būti tikrasis derybų tikslas. Tačiau ligšioliniai muitai neprilygsta tiems, kuriuos įvedė Trumpas. Vidutinis tarifas ES taikomas buvo apie 5%, Jungtinių Amerikos valstijų apie 2,5%. Tai čia taip galima tikrai dėrėti šitoje vietoje ir mažinti importo tarifus, kuriuos taiko ES, bet tai nėra tokio dydžio skirtumai, kuriuos įvedė Donaldas Trumpas. Kinija, kitaip nei Europa, nusprendė prekybos karą eskaluoti. Trumpas įvedė kinams 34% muitą, kinai atsakė tuo pačiu. Ir jau vien tai, nebepaisant, ką darys Europa, vertinama kaip labai rimtas veiksnys infliacijai ar net naujai ekonomikos krizei visame pasaulyje. O pirmieji pajus amerikiečiai, pirkdami kiekvieną smulkmeną. Pavyzdžiui, beveik visi drabužiai, sportiniai bateliai yra importuojami iš Kinijos, iš Kambodžos, iš Pietryčių Azijos ir trumpuoju laikotarpiu jų kainos pakyla 20-30% ir kažin ar tos gamyklos staiga pradės kurtis Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai Jungtinių Amerikos valstijų gyventojai bus pirmieji, kurie pradės skaudžiai tai jausti. Trumpo muitai Lietuvoje skaudžiausiai paliestų pažangiausias ir didžiausias algas mokančias sritis – lazerius, biotechnologijas. Lietuvos bankas skelbė, kad Amerikos muitai Lietuvai darytų nežymę žalą. BVP augtų, tačiau lėčiau. Pramonininkai siūlo šias prognozes jau mesti į šiukšlių dėžę. Čia net neis kalba apie augimą. Iš esmės, ilgojų periodų, neis kalba apie augimą, o jis kalba apie smukimą. Esą, jei Trumpas muitų neatšauks, viso pasaulio, taigi ir Lietuvos ekonomika bus supurtyta smarkiau nei tikėtasi. Vyriausybė raginama atidėti mokesčių kėlimą. Šiandien dienai tai absoliučiai nelaiku yra tam mokesčių kėlimas, aš pavadinčiau čia ne reforma, tiesiog mokesčių kėlimu. Šiandien dieną reikėtų atidėti, pasižiūrėti, kas bus po mėnesio, 2, 3. Šiandien dienai kalbėti apie tai yra tikrai šaudyti savo į kojas. Ekonomikos ir inovacijų ministras siūlo dar palaukti ir dramatiškų prekybos karo scenarijų nepiešti. Šiandien negalim pasakyti, kaip ta situacija galutinai susiklostys, dėl to, kad mes girdime jau ir iš signalus iš Jungtinių Amerikos valstijų, kad yra bandymas ir iš kitų, ir iš ES aiškiai indikuojamas bandymas susitarti. Europai ir Lietuvai kyla rizika, kad pigios Azijos prekės bus įstumtos iš Amerikos ir užplūs Europą. Vietos verslai nesugebės nukonkuruoti. Aišku, per netiesioginį efektą tas įtaka gali būti sunkiau prognozuojama ir jau tuomet reikėtų reaguoti tai, kai jau faktai bus daug labiau matomi ir žinomi. Trumpą dėl muitų puola jau net jos sąjungininkai. Todėl artimiausios savaitės ar mėnuo turėtų parodyti, kur juda Trumpo paskelbtas prekybos karas pasaulyje. Gedas Lyga, Remigijus Pakėnas. Rusijos apšaudytame Zelenskio gimtajame mieste 3 dienų gedulas. Žmonės eina į žaidimo aikštelę pagerbti žuvusiųjų, neša gėlių ir vaikiškų žaislų. Rusų ataka pražudė 20 žmonių, iš jų 9 vaikai. Kritikos sulaukusi amerikiečių ambasadorė Ukrainoje, kad neįvardijo, jog smūgiavo Rusija, po poros dienų tinkle X parašė: mes išvien sugedinčia Ukraina po rusų raketos atakos. Apšaudymai nesiliauja. Chersone pataikius sviediniui į namą nukentėjo nėščia moteris ir vaikai.
Tuo metu Donaldas Trumpas Rusijos nesmerkia, tik aiškina, kad jam nepatinka Ukrainos bombardavimas, norėtų, kad Putinas liautųsi, bet Vašingtonas tęsia pokalbį su Rusija. Kalbame su Rusija, norėtume, kad jis liautųsi. Man nepatinka bombardavimas. Bombardavimas tęsiasi ir kiekvieną savaitę žūsta tūkstančiai jaunų žmonių. Tai baisus dalykas, kuris niekada neturėjo prasidėti. Niekada ir nebūtų prasidėjęs, jei aš būčiau buvęs prezidentas 100%. Būtina, kad Rusija liautųsi melagingai apsimetinėjusi ir vilkinusi. Pagaliau sutiktų su paliaubomis Ukrainoje besąlygiškai, kaip ir siūlė prezidentas Trumpas. Zelenskis sutiko dėl to kovo 11-ąją Džidoje. Praėjo kone mėnuo, Rusija ne tik nepaiso, bet ir vis intensyviau bombarduoja civilius. Per 11-metės laidotuvę šokiruojantis kunigo akibrokštas. Košmarą per mišias patyrę mergaitės artimieji Kelmės kleboną vadina despotu. Jiems neva teko klausytis pamokslo apie vaiko auginimą nesantuokoje ir bažnyčios nelankymą. Šiaulių vyskupija atsiprašo už tokį kunigo elgesį, žada atlikti savo tyrimą. Vyskupas sako, dabar pats bendrauja su mergaitės šeima ir juos palaiko. Ligita Gorodničenko praneša, kad policija dėl 11-metės mirties pradėjo naują ikiteisminį tyrimą dėl sukurstymo nusižudyti arba privedimo prie savižudybės. Anot artimųjų, ji internete su kažkuo bendravo ir galimai priėmė iššūkį, kuriame buvo skatinama daryti protu nesuvokiamus dalykus. Vaiko laidotuvės visada vienos skaudžiausių ir jautriausių. Tėvams reiškiant užuojautą dažnai sunku rinkti žodžius, tik panašu, kad žodžių netrūko per 11-metės laidotuvės mišias laikusiam Kelmės klebonui. Anot artimųjų, pamokslas buvo tragiškas ir žeidžiantis. Buvo be jokios atjautos, be jokio supratingumo ir net neįsigilinęs į situaciją smerkė tėvus. Smerkė ir siaubingai smerkė. Anot artimųjų kunigas kalbėjo apie tai, kad skaudžias mirtis atneša nesantuokai auginami vaikai, kad labai svarbus bažnyčios lankymas sekmadieniais. Mišių pradžioje klebonas prisiminė ir prieš kelerius metus laidotą nusižudžiusi paauglį, kuris savo artimiesiems paliko ilgiausią laišką apie meilę stoką jam. 11-metė sesuo buvo šokiruota, nes tai 2 skirtingos istorijos ir 2 skirtingos mirtis. Anot artimųjų mergaitė buvo apsupta meilės ir šilumos. Daug keliavo, puikiai sutarė su šeima. Kai tau tiesiog reikia palaikymo, paguodas, gražiai išleisti tą paskutinę kelionę tą vaiką ir jis tiesiog lygint su kažkuo visai, kas nesusiję dalykai, tą mergaitę, tos mergaitės išėjimą ir tiesiog matos kaltinimai, netiesioginiai kaltinimai, kad čia leidotės naudotis telefonais, kad neprižiūrėjot. Kad jūs čia davedė tą mergaitę iki baisių dalykų ir taip toliau ir panašiai. Ir visas pamokslas toksai, kaip ne kunigas, bet despotas. Šeima norėjo kito kunigo, mat jau pirmasis susitikimas su šiuo Kelmės klebonu gero įspūdžio nepaliko. Jis net nenorėjo įsileisti į mišias mergaitės urnas. Kad ir kaip bebūtų, tai yra vaikas ir jo visa kalba pasikeitė tada, kai jis ant stalo pamatė pinigus. Tie pinigai buvo ne 10 ir ne 100 eurų, tai buvo daug didesnė suma. Tada jis pradėjo šnekėti apie tai, kad gerai mes galim daryti tas mišias. Pats kunigas prieš kamerą kalbėti nepanoro. Aš nekalbu nieko. Aš čia prisiklausiau šmeižtų, jau čia tai aš ačiū, daugiau nieko nekalbu. Nieko iš vis nenorit trumpai. Šiaulių vyskupija su klebonu kalbėjo, šalinti nuo pareigų nežada, bet atliks savo tyrimą. Vyskupas apgailestauja dėl nesusipratimo ir pats bendrauja su mergaitės šeima, juos palaiko. Netinkamai pasakė tos žodžius, netinkamai toj situacijoje kažkaip pasielgė ir belieka tik tai apgailestauti. O su kunigu mes tiesiog kalbėjomės telefonu keletą kartų, paprašiau, kad jisai išdėstytų raštu visą tą įvykių eigą. Policija dėl 11-metės mirties pradėjo naują ikiteisminį tyrimą, įtariant sukurstymą nusižudyti arba privedimą prie savižudybės. Anot artimųjų, ji internete su kažkuo bendravo ir galimai priėmė iššūkį, kuriame buvo skatinama daryti protu nesuvokiamus dalykus. Mergaitės telefone buvo rasti pokalbiai ir kelias minutės trukęs vaizdo skambutis. Deja, paguodos iš kunigo artimieji nesulaukė. Kaip viskas įvykęs, mūsų klausė. Mes nediskutuojam tą temą, yra ikiteisminiai tyrimai, policija įsiaiškins, kaip ten kas ir buvo, ir jis pareiškė mums, tai žiūrėkit, kad jūs dėl to nebūtumėt kalti.
Žinia apie laikytas mišias greit pasklido po Kelmę, tačiau vietiniai smerkti kunigo neskuba. Aš galėčiau vertinti, jeigu aš būčiau tikrai pats savo ausim girdėjęs, kadangi aš girdėjau kitą nuomonę, nebijau pasakyti. Tėvams, aišku, yra skaudu, bet kad jisai gal taip kalbėjo, gal biškai ir negerai, gal nereikėjo tokiam skausme šitokių žodžių sakyti. Pirma, turi tėvai auklėti vaikus, o ne kunigai ir mokykla. Pričom čia mokykla ar kunigai. Kelmėje šis kunigas dirba neseniai. Buvo atkeltas iš Šeduvos, tačiau ir ten žmonės apie jį atsiliepė kaip apie šaltą ir ne patį maloniausią. Ligita Gorodničenko, Augustė Tomkutė, Kelmės rajonas. Nelaimė Kauno 3-ame forte. Iš maždaug 6 metrų aukščio nukrito ir susižalojo 7-metis berniukas. Pirminiais duomenimis vaikas buvo su tėvu ir, kaip įtariama, bandė patekti į uždraustą teritoriją. Forto prižiūrėtojai tvirtina, kad panašių atvejų tiek smalsuolių, tiek vagysčių pasitaiko nuolat, todėl žada dar labiau stiprinti apsaugą. Nelaimės vietoje lankėsi Ieva Dyraitė. Štai čia Kauno rajone 3-ame forte įvyko nelaimė, kuri laimiai baigėsi gerai. Iš maždaug 6 metrų aukščio pastato viduje nukrito 7 metų vaikas. Pro šitą šlaitą buvo užlipta į viršų, į balkoną ir tenai nuo pusėje yra toks pat langas. Langas, pro kurį patekta į forto vidų, šiandien apvyniotas top juostomis. Čia va šitas langas, per kurį vaikas pateko į vidų. Kaip matote, yra grotos sudėtos, jos buvo įtvirtintos į sieną. Čia va, skylės dar matosi. Ir jos buvo paprasčiausiai išluptos ir vaikas pateko į vidų, po ko ir įvyko ta visa nelaimė. Kadangi pastatas sekmadienį buvo užrakintas, ekskursijos nevyko, ugniagesiams teko pjauti durų spyną, kad patektų į vidų. Čia va šitos durys, šita spyna šitų durų buvo nupjauta, kad gelbėtojai galėtų patekti į vidų, kur vaikas nukrito. Čia prašom toliau. Įėjus į vidų patenkama į akliną tamsą, tokią, kokioje 2-ame aukšte vaikščiojo ir berniukas. Čia va šitoje vietoje, kur vaikas nukrito į apačią, čia yra seni anų laikų dar likę laiptai. Jie yra specialiai palikti, kad ekskursijos metu galėtų parodyti gidai, kaip atrodė anksčiau. Čia įsivaizduotų žmonės, kaip atrodo laiptai. Tai va pro tą skylę vaikas nukrito čia į apačią. Tai vieta, į kurią lankytojai neįleidžiami net per ekskursijas, tik su gidais gerai išmanančiais fortą. Čia daug pavojingų vietų, tad vaikščioti savarankiškai griežtai draudžiama. Čia yra plytgaliai, medžio dalykai visokie, čia metalo yra, čia galėjo vaikas labai stipriai susižeisti. Po kryčio berniukas skundėsi rankos skausmais. 7-metis buvo pristatytas į gydymo įstaigą. Turimais duomenimis jis ten buvo ne vienas su artimaisiais. Šiuo metu dėl įvykio mūsų pareigūnai tebetikslina aplinkybės. Bendruomenės vadovas sako, kad fortui traukia žmonės ne pirmą kartą ir neretai čia bandoma patekti savavališkai. Pažiūrėt, kas yra viduj, kaip ten viduj atrodo. Gal ten kažką vertingo rasim. Bet čia nieko nėra, čia viskas sutvarkyta. Jo, kai galima siekti su Kauno tvirtovės parku, sutarti su gidu, ateis gidas, ateis profesionalas žmogus, kuris pasakosi labai gan įdomių istorijų. Fortuose pavojingos vietos pažymėtos arba aptvertos metalinėmis tvoromis, tačiau fortų vadovas sako, kad vagys ieškantys metalo nesnaudžia, todėl metalo gamintojai turi dirbti beveik be pertraukų. Praktiškai nuolatos reikia vis kažką gaminti, tvoreles dėti, užsandarinti, tvarkyti spinas, kurias kažkas nupjauna, bando įsibrauti, bando metalo vogti. Tai iš tikrųjų šitoj situacijoje tai sugrąžinsim grotas atgal į vietą ir matyti, jas reikia gaminti dar vis stipresnės ir stipresnės. Dauguma fortų yra paversti parkais, kur vaikščioti galima, tačiau ne viduje, jei nevyksta renginiai. Dar kada tėvelių neleiskit vaikų vienų vaikščioti po fortą, nes tikrai čia yra pavojinga, ypatingai ten, kur yra grotos sudėtos, kur parašyta negalima, tai prašom ten nevaikščioti, o po forto teritoriją tai yra pilna vietos, galite vaikščioti ir apžiūrinėti. Savivaldybė teigia, kad fortai yra kultūros paveldas, todėl visiškai jų užtverti negalima. Norėtus paimti, užvirinti kažką, bet mes turime pasižiūrėti į teisės aktus, kaip mes tai galime padaryti. Tai ką mes darysim toliau, tai turbūt mes tęsime tuos darbus, ką vykdome ir dabar, tvarkyba, saugumo užtikrinimas ir taip mes pareikalausime ir iškelsime daugiau klausimų pačiam fortų valdytojui, kuriam fortų turtas buvo perduotas, kokie tolimesni žingsniai. Per 10 metų tai jau antras atvejis, kai forte susižaloja vaikas. 2015 metų vasarą nuo Kaune esančio antrojo forto bokšto nukrito 12 metų mergaitė. Ji patyrė rimtų sužalojimų, tarp jų ir kaukolės lūžį. Ieva Dyraitė, Alius Koroliovas, Kauno rajonas.
Restoranai kovą dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatos tęsia Seime. Parlamentarams bando įrodyti, kad valdžia remiasi emocijomis, o ne skaičiais. Apie sunkumus įspėja ir pats verslas, ir mokesčių inspekcija, ir užimtumo tarnyba. Tačiau dalis valdančiųjų tikina, kad restoranai bankrutuoja ne dėl mokesčio, o dėl blogo maisto. Gabrielė Grigošaitytė praneša, kad jei maitinimo sektoriuje sunkumai tęsis ir toliau, skaičiuojama, jog šiemet biudžetas neteks 100 milijonų. Dienos pietų metas viename iš sostinės restoranų. Kol prie vienų staliukų keliauja patiekalai, kiti staliukai išvis be klientų. Nežinau, kiek dabar. Čia jiems nesiseka tiesiog su žmonėm. Vilniečiai pripažįsta, patiekalai pabrango, bet ar dėl to restoranuose ėmė valgyti rečiau? Nebūtinai. Užsuku kasdien darbo dienomis papietauti, o ir savaitgalį, tai turbūt kokius 6-8 kartus per savaitę. Kaip pavyksta su laiku, bet taip, valgyti reikia, taip žinoma. Kiekvieną dieną, ar rečiau? Rečiau. Kol virtuvėje muša karštis įtikti kiekvienam valgančiam, restoranų atstovai triūsia Seime. Bando įtikinti parlamentarus sumažinti pridėtinės vertės mokestį. Jeigu mes nustojam vaikščioti vieną ar kitą kavinę, restoraną, tai ne PVM kaltas. Turbūt blogai maitina. Pas mus dabar viskas remiasi emocijom. Noriu, nenoriu, pritarsiu, nepritarsiu. Maitinimo įstaigos nuo 1 euro iš viso sudaro mokesčiai 22%, o pelnas yra 1%. Tai mes ko ir prašom, kad negali valstybė uždirbti 22 kartus daugiau negu verslas. Verslininkai susirinko duomenys iš mokesčių inspekcijos. 21% tarifas vietoj 9, pernai į bankrotą nuvedė 60 maitinimo įmonių, o šiemet 27. Aš netikiu, kad visos kavinės restoranai čia paskelbs boikotą ir užsidarys. Taip nebus. Tačiau perspėja ir užimtumo tarnyba. Netrukus šimtai padavėjų ir virtuvės šefų liks be darbo. Praėjusiais metais, 24 metais, buvo 99 numatomi atleisti darbuotojai. Tai per šį ketvirtį mes turime dvigubai daugiau negu per praėjusius visus metus. Dalis valdančiųjų ragina mokesčių darbo grupę jau dabar imtis PVM lengvatos klausimo. Kitaip gali būti per vėlu. Bedarbių pasipils ir Vilniuje, ir regionuose. Yra miestelių, kur tai yra pagrindinė vieta, kur susibūrė žmonės, kur vyksta socialinis gyvenimas. Tai tikrai reikia tą įvertinti. Labai svarbus sektorius regionams. Jame dirba šiuo metu apie 47 000 darbuotojus ir didesnė bankroto banga galėtų nušluoti ne tik tai darbo vietas, bet ir tuo pačiu duotų labai neigiamą postumę valstybės biudžeto surinkimai. Skaičiuojama, kad jei maitinimo sektoriuje sunkumai tęsis ir toliau, šiemet biudžetas neteks 100 milijonų. Apie 100 milijonų mūsų yra paskaičiavimais. PVM lengvata kainuoja 100 milijonų. Restoranų atstovai teigia, jau ir kitos šalys suprato, kad panaikinti PVM lengvatą buvo klaida. Vokietija ir Airija grįžta prie sumažinto tarifo. Mes nenorim nieko ypatingesnio paprašyti negu visos Europos vidurkis, kuris yra 12,3% PVM. Mūsų kaštų struktūra, atlyginimai tapo vakarietiški. Ir natūralu, kad norėtųsi, kad ir mokesčiai būtų vakarietiški. Restoranai ir kavinės tikina, sumažinus mokesčius steigtųsi naujų įmonių, didėtų konkurencija, tad patiekalai žmonėms piktų. Tikrai padėti jiems reikia, tai vienareikšmiškai. Tikrai matom, kad ir girdim, kad tikrai restoranai neišgyvena. Tikrai palaikau, kad grąžinti jį mažesnį, nes labai iš tikrųjų gaila, kad taip yra sodinamas šitas verslas ir tiesiog tikrai, kur yra geros kavinės, jie tiesiog neišsilaiko. Premjeras Paluckas teigia, PVM lengvatai kitų metų biudžete nėra vietos. Bendrai maitinimo sektorius dar laikosi, bet premjeras situaciją stebės. Gabrielė Grigošaitytė, Rolandas Šležas, Vilnius. Neramiais laikais ypatinga misija. Pasieniečiai gavo naują sraigtasparnį, kuriuo lydės per Lietuvą kursuojančius traukinius į Kaliningradą ir iš jo. Neramiais laikais tranzitą į Kaliningradą, pasak pasieniečių, stebėti būtina. Kiek naujas sraigtasparnis kainavo ir kas už jį mokėjo, pasakoja Vytautas Dumbliauskas. Štai toks 11 milijonų eurų vertės naujausias, moderniausias pasieniečių sraigtasparnis. Ką jisai sugeba, pasieniečiai ir papasakos. Šis sraigtasparnis sugebės, pirmasis, kuris sugebės visą STS maršrutą praskristi nuo iki. Tai yra lydėti traukinį nuo pat sienos kirtimo į Lietuvą iki kirtimo į Kaliningrado sritį.
Kadangi traukiniai važiuoja kur kas lėčiau nei gali skristi sraigtasparniai, juos lydintys pasieniečiai turi prisitaikyti prie traukinių greičio. Senesni sraigtasparniai nesugebėdavo nuskristi viso maršruto, pritrūkdavo degalų. Pasitaiko kai kuriuo atveju, kai traukiniai dėl techninių gedimų, dėl kitų priežasčių sustojo, tačiau pas mus numatyti reagavimo algoritmai. Kartu su Lietuvos policija mes vykdome ne tik tai traukinių stebėjimą, jo vykimo stebėjimą, bet ir reagavimą. Incidentų rimtų ir nerimtų, kaip sakyti, nepasitaikė, bent jau mūsų skrydžio metu. Tai mes reaguojam kiekvieną tokį, sakykime, incidentą, kai traukinys sustoja dėl nežinomos priežasties arba dingsta signalas. Tai yra palydovinis ryšys su traukiniu, mes automatiškai kylam su sraigtasparniu, staigiai skrendam į tą vietą. Sraigtasparnį pasieniečiams nupirko Europos komisija. Iš viso sienos apsaugai, stebėjimo priemonėms, automobiliams ir kitai specialiai įrangai komisija papildomai skyrė 25 milijonus eurų. Mes žinome, kad Lietuva prie savo sienos susiduria su didžiuliais iššūkiais. ES solidariai ir operatyviai padeda Lietuvai finansiškai. Norime, kad Lietuva gautų kuo didesnę paramą ir turėtų kuo geresnę infrastruktūrą, saugoti tiek savo sienas, tiek visą mūsų Šengeno erdvę. Labai geras pavyzdys, kada bendrai kartu su ES mes stiprinam ne tik Lietuvos saugumą, bet ir visos ES saugumą. Iki dabar Lietuva nesugebėdavo palydėti nei kas 10 tranzitų vykdavusio traukinio. Gavusi paramą, Lietuva įsipareigojo lydėti netgi daugiau nei 10% visų vykstančių traukinių. Vidutiniškai per dieną pravažiuoja 3-4 traukiniai. Yra keli maršrutai, tai yra Maskva-Kaliningradas, Sankt Peterburgas-Kaliningradas. Pasieniečiai kartais sulaiko traukiniais vežamą kontrabandą, dažniausiai cigaretes. Tačiau šiais laikais visa tai vyksta pasienio kontrolės punktuose. Jau yra pasikeitus modus operandi, dabar iš traukinių jau nebemeta tų dėžių. Esate turbūt matę tos video, kur mes lydėm, kur dėžės mėto žmonės, dabar jau to nevyksta. Sraigtasparnio pristatymo metu pūtė labai smarkus vėjas. Ne, netrukdys. Toks vėjas dar yra pakankamai tikrai tinkamas, kurio gali skristi saugiai ir pasiekti tikslą. Viešniai iš Europos komisijos, taip pat vidaus reikalų ministrą, sraigtasparnis sėkmingai nuskraidino prie Kenos pasienio punkto. Vieną modernų panašių techninių galimybių sraigtasparnį pasieniečiai jau turi. Liepos mėnesį turėtų gauti trečią. Jis bus skirtas ne tik sienai stebėti. Jei įvyktų Astravo atominės avarija, bent 2 sraigtasparniai nuolat turėtų matuoti sklindančią radiaciją. Sulaukę trečio sraigtasparnio, pasieniečiai iš viso turės 8. Tiek, pasak Liubajevo, šiuo metu užtenka. Vytautas Dumbliauskas, Vidmantas Beržinis, Trakų rajonas. Mažiausiai 20 žmonių žuvo per audras Jungtinių valstijų centrinės dalies rytuose. Pavojus nesibaigia. Nacionalinė meteorologijos tarnyba įspėjo, kad artimiausiomis dienomis galimi dideli staigūs potviniai. Rodo Martas Kalendra. Įnirtingos audros Jungtinėse valstijose pastarosiomis dienomis siaučia regione nuo Arkanzaso iki Ohajo. Apgadinta pastatų, užlieta kelių, susidarė 10 tornadų. Buvo įprastas vakaras, šnekučiavomės, gavome perspėjimo apie tornadus, tačiau buvome atsipalaidavę. Viskas įvyko staiga. Ėjau gatve, pažiūrėjau į viršų, dangus darėsi vis juodesnis ir juodesnis. Jame žybsėjo žaibai, susidarė sūkurys. Rezultatą matote už manęs. Labiausiai nukentėjo Tenesis. Čia žuvo 10 žmonių, 2 žmonės žuvo per potvinius Kentukyje. Tarp žuvusiųjų potvynio srautų nuneštas vaikas. 2 žmonės dėl audrų žuvo Misūryje, 1 Indianoje. Little Rocke, Arkanzase vienose namuose rastas dėl audrų žuvęs 5-metis. Daugelėje vietų kilo rekordiniai potviniai. Atėjau čia patikrinti, kaip gyvena mano tėtis. Noriu įsitikinti, kad jis saugus. Vanduo prie pat durų slenksčio, bet kiek žinau, jis dar nėra patekęs į namą. Bet jei ir toliau taip plis, tikriausiai užlies namą. Arkanzase ir Tenesyje elektros vienu metu neturėjo daugiau kaip 100 000 vartotojų. Šiaurės centrinėme Kentukyje nepaprastųjų situacijų pareigūnai nurodė privalomai evakuoti Falmouto ir Butlerio miestelius, esančius netoli kylančios Likingo upės vingio. Butlerio miestas beveik uždarytas. Patekimas labai ankštas ir jei vanduo pakils dar bent vieną pėdą, bus neįmanoma patekti be valties ar sraigtasparnio. Nacionalinė meteorologijos tarnyba įspėjo, kad artimiausiamis dienomis galimi dideli staigūs potviniai. Mokslininkų teigimu dėl pasaulinio atšilimo ekstremalūs orų reiškiniai dažnėja ir stiprėja. Martas Kalendra.
į gryną orą, padirbėti ir pramogauti. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse Silvercrest vaflinė 3 viename tik 19,99. Parksai benzininis grandininis pjūklas su Lidl Plus programėle tik 79,90. O Grillmeister keraminė kepsninė tik 99,90. Lidl, tai gyventi verta. Sprendimai turi būti laiku, o netidėliojami ateičiai. Turime sprendimą pokyčiams. Kredito automobilių paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyriuose. sbleasingas. Maksimoje laimite, nes sutaupote. Biovelos virtoms ir karštai rūkytoms dešroms ir dešrelėms 40% nuolaida. Balta kava Dalmair 5,99, o perkant dar daugiau kosmetikos priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia. Bičiuli, pasirūpinai daržu, pasirūpink ir augintiniu. Žalioje stotelėje specialios kainos visiems Brit Premium, Brit Care ir Brit Fresh šunų ir kačių maistui. Pirk žaliastotelė.lt ir nemokamai atsiimk parduotuvėse. Mes ką? Teleloto laimėjom? Laimėjom? Dalinkimės laimėjimais prie Velykų stalo, nes 29-ųjų Teleloto Velykų proga išidensime 4 puikius BMW automobilius ir 300 išmanių prizų. O šią savaitę aukso puodė pražydo 1 milijonas. Bilietų ieškokite ir savitarnos kasose. Teleloto. Velykos prasideda Lidl. Superiniai pasiūlymai nuo pirmadienio. Lietuviškos plautos morkos tik 29 centai. Šilauogės tik 2,39. O šviežia vištienos filė tik 5,49. Lidl, tai gyventi verta. Dabar Eurokos parduotuvėse plaukų priežiūros priemonėms Marc Anthony 40% nuolaida, o kosmetika iš Graikijos Korės iki 40% pigiau. Eurokos. Anekdotas, o ne kaina balandžio 1-28 dienomis Maksimoje. Vilniaus paukštyno marinuotas viščiukas Premium 4,99. Perkant pakelį kukurūzų užkandžio Čytos antras nemokamai, o 3 skardinės gėrimo Coca-Cola Fanta Sprite €59. Maksima, tai ko reikia. Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje Pardavimų formulė pristato. Bene geriausias derybų ekspertas pasaulyje, bestsellerio Jokių kompromisų autorius, ilgametis FTB derybininkas Chris Voss, pasaulinio lygio klientų patirties vizionierius ir bestsellerio autorius Steven Van Bellingham, virtuozas, kuris privers jūs perkrauti pardavimų ir lyderystės algoritmus Miha Pogačnik, pardavimų provokatorė atskleidžianti nepatogią tiesą apie autentiškumą ir įtikinėjimą pardavimuose Sara Archer ir kiti 20 pranešėjų. Registruokis pardavimųformulė.lt. Švarai sakom taip! Dabar senukose LG skalbyklė 309 €, Electrolux skalbyklė 399 €, o Beko skalbyklė džiovyklė 379 €. Užsuk, senukai! Legenda apie aukštą kokybę ir žemą kainą. Grill & Fun. Atrodo skaniai. Kokia kaina, pirkly? Maniau, tu pratęs prie žemų kainų. O aš maniau, tu pratus prie aukštos kokybės. Legendinis Grill & Fun tik Lidl parduotuvėse. Tokių pokalbių Lietuvoje dar nebuvo. Jaučiuosi kaip psichoterapijos. Kas nutinka, kai viename kambaryje atsiduria žvaigždės ir maži pasiutę šuniukai? Nuoširdžios diskusijos apie gyvenimą, meilę, sportą ir ne tik. Pats mieliausias pokalbis. Nuo balandžio 8 antradieniais lnk.lt portale. Mes gyvename informacijos labirinte, kur dažnai sunku rasti tai, kas jums tikrai svarbu. Televizija praneša, kas aktualu. Pateikia patikrintas žinias ir skirtingus požiūrius. Visiems prieinama įvairiose platformose. Televizija suburia mus. Įspūdingos kartų diskusijos, žiūrovų pasitikėjimas, reklamos galimybės. Televizija palaiko demokratiją. Susikurk Velykas su Kiddy. Antrąją Velykų dieną švęsk su LNK. 9:50. Kosminis krepšinis. Nauja era. 12:05. Eisas Ventura. Kai gamta šaukia. 13:55. Kelionė į Ameriką. 16:20. Nepaprastas Enzo gyvenimas. 19:30. Premjera. Triušis Piteris 2. Pabėgimas. O 21:20. Ryškiausi Holivudo veidai premjeroje. Gucci mados namai. Per LNK. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Vilniaus paukštynas. Kito lygio vištiena. Kito lygio Velykos. Šį vakarą 8 per LNK. Negaliu.
scenos vilkai ir naujokai. Skauda kojas ir viskas, kas tik įmanoma. Ką teko ištverti Lietuvos balso finalistai Patricijai? Kokių tik nebuvau gyvulių. Ir kodėl Anatolijus už viską gyvenime dėkoja žmonai. Neskaito mane. Nepažiūrės mano akis, iškart pasakys, kas buvo. Jūsų širdis plaka tik jums. Kardiolitos klinikos. Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vakaro seansas per LNK. Šiandien tiesos paieškos ir ginklas. Rytoj apiplėšimų sostinę virtęs Beno Afflecko miestas. Trečiadienį premjera Maištas Keino laive. O ketvirtadienį premjera Vagystė 88. Vakaro seansas 22:30 per LNK. Švyturys ekstra dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Trumpo bausmė Putinui. Maždaug 30 milijardų dolerių jau prarado Rusija. Nauja rusų technika fronte. Labai daug nešarvuotos technikos. Žiguliukai, kvadraciklai, tie reiškia keturačiai. Kelių ereliai, Zvonkus ir Tomytis. Tik asfaltas, dangus asfaltas, visas skruvinas. Kakadu šiandien 19:30 per LNK. Tęsėme LNK žinias ir dabar kelkimės į Italiją, nes tulpės puikiai auga ne tik Olandijoje, bet ir Italijoje. Kelių hektarų laukuose žmonės gali ne tik pasigrožėti augalais, bet ir juos nusiskinti. Kiekviena tulpė kainuoja, domėjosi Martas Kalendra. Atėjus pavasariu Italijoje 10 tulpių laukų atsivėrė lankytojams ir suteikė galimybę patiems skinti gėles. Benvenuti da Tulipani Italiani. Sveiki atvykę į tulpių laukus. Be 2 tulpių įskaičiuotų į kiekvieną bilietą galite rinkti tiek gėlių, kiek norite. Papildomos tulpės kainuos po 1 eurą. Jei liks svogūnėlis, tai ne bėda. Mano kolegos jį nuplėš ir ties ten esančiomis pavėsinėmis įvynios gėles. Pirmai nusiskink pats tulpių lauką lankytojams atvėrė Olandas dar prieš 9 metus. Žemė čia gera. Svarbiau yra klimatas, kuris labai skiriasi nuo Olandijos. Žiema šiek tiek trumpesnė, turime daugiau saulės. Bet mūsų darbui tai gerai, nes žiemą ir pavasarį lyja pakankamai. Pavasarį dažniausiai būna saulėta, todėl žmonės mėgsta ateiti į mūsų lauką. Už kelių kilometrų į šiaurę nuo Milano esančiame lauke ūkininkai pasodino 650 000 tulpių svogūnėlių. Kiekvienais metais čia atvykstu kartu su draugais, net kelis kartus. Paprastai turime skubėti, nes visi geriausi žiedai nuskinami per kelias savaitės. Mums pavyko atvykti iš karto po atidarymo praėjus savaitei. Šį kartą man tikrai pasisekė. Čia labai gražu. Tai poilsio laikas, būdas pabėgti nuo miesto, taršos ir betono. Tulpių auginimas Italijoje taip pat didelis verslas. Italijoje tulpių rinkoje yra 43 milijonai gėlių, stiebų, iš kurių apie 14 milijonų eksportuojame. Daugiausiai eksportuojama į Šiaurės Europos šalis, ypač į Olandiją. Likusi dalis apie 30 milijonų stiebų lieka Italijoje. Visas gėles lankytojai nuskina per 5-6 savaitės. Tikimasi sulaukti apie 50 000 lankytojų. Martas Kalendra. Na, Kaune sukurta tikroviška gandralizdžio instaliacija, kurioje daugiau nei 1000 įvairių paukščių kiaušinių. Kūrinys skirtas pasauliniai paukščių dienai ir artėjančioms Velykoms. Tačiau dabar kyla klausimas, ar ši neįprasta kompozicija ilgai išliks nepaliesta, nes joje sudėti tikri kiaušiniai. Ievos Dyraitės reportažas. Kol gamta vis dar dvejoja pasilikti šaltuku ar pagaliau užleisti vietą pavasario šilumai, Kaune jau karaliauja paukščiai. Čia floristas sukūrė meno kūrinį milžinišką gandralizdį, o jame daugybė kiaušinių. Kauniečiai neslepia nuostabos pamatę lizdą. Oho, nu jo, reikėjo vištom pridėti daug. Labai gražu, labai gražu. O stebina kiaušinių skaičius, kiek menininkui reikėjo jų pririnkti. Pamatyti gandralizdį gamtoje yra visiškai įprastas dalykas, tačiau štai tokioje vietoje netikėta. Menininkas sukūrė instaliaciją, kurioje yra virš 1200 kiaušinių, nuo pačių mažiausių putpelės iki didžiausių stručio. Gandralizdis tikra gamtos kopija. Tam, kad būtų sukonstruota instaliacija, prireikė 2 sunkvežimių šakų.
Grinai kaip gandras suneštų, gal biškį pastelizuotas ir maždaug 2-3 kartus didesnis kaip tikras gandro lizdas. Pats gandro lizdas, jei kaip sudeda pilnai su žemėm, su viskuo, sveria virš 0,5 tonos. Floristas sako, kad siekia ne tik sukurti meno kūrinį, bet kad tai turėtų ir prasme priminti, ypač prieš Velykas, kad egzistuoja ne tik vištų kiaušiniai. Vištų 3-4 net rūšių, yra ančių 3 rūšių, yra stručio kiaušiniai, putpelio kiaušiniai ir dar yra kalakuto kiaušiniai. Kauniečiai sako, kad mieste jau jaučiasi Velykų laukimo nuotaikos. Visi su nuotaika pakelia nuotaiką ir priduoda žvalumo ir šventė labai laukiama. Pavasaris ir gėlytės, o kiaušinių tai jau sočiai. Esate tiek kiaušinių vienoje vietoje matęs? Na ne. Čia jau tikra perykla. Labai gražiai atrodo. Tokį kiekį kiaušinių teko rinkti ne vieną dieną iš įvairiausių Lietuvos kampelių, daugiausiai iš ūkininkų. Naminiai kiaušiniai tai yra iš ūkininkės Jonavos rajone, jinai užsiima, bet jinai grinai užsiima vištų išvedinėjimu, ten pagal spalvą kiaušinius gali atrinkti. Visi kiaušiniai tikri, galima juos virti ar kepti, išskyrus šiuos didžiuosius stručio, jų viduje nieko nebėra. Mums davė tikrus, jie tik tai, kad yra išpūsti, nes, kad neprasmirstų ir nesusigandintų, nes pats tas stručio kiaušinis yra pakankamai brangus, nes, manau, čia mes klausim ūkyje vienam, kur augina, tai 40 eurų už vieną. Prie gandralizdžio galima laisvai prieiti, tad ar menininkui nebaisu, kad kiaušinius žmonės išnešios? Padovanosim, sakiau, amerikiečiam, kaip sakant, kiaušinių, nes jiem trūksta, tai gal neišneš žmonės, pasigailės. O jeigu vis dėlto kiaušiniai dingtų, menininkas planą turi. Kažką tai naujo sugalvosim į lizdą. Vištų gyvų prileisim, gal neišneš. Gandralizdis Kaune stovės iki Velykų, vėliau kiaušinius planuojama atiduoti į Lietuvos zoologijos sodą arba tiesiog išdalinti. Ieva Diraitė, Alius Koroliovas, Kaunas. Apie Trumpo muitų karą plačiau kalbėsime LNK vakaro žiniose 21:30. Europai svarstant galimą atsaką amerikiečiams, Europos komisijos pirmininkė von der Leyen ieško naujų prekybos partnerių. Na, bet galbūt geresnis pirmadienis šiandien yra sporte, Adomai? Ne, žinok, nieko gero, jeigu kalbėsime apie nacionalinį stadioną, iš tikrųjų jau kaip smažodis vimdo šitą frazę. Pacituosi tą prezidentą? Tai vat būtent, vimdo tikrai visus sporto mylėtojus, o ypatingai funkcionierius, nes Lietuvos futbolo federacijos prezidentas sako, žiūrėkit, nebesvaikit. Nebesvaikit to stadiono, jo nebus. Jeigu jis ir bus, tai jis bus nenacionalinis. Pasižiūrėsime, iškalbinga labai mintis. Sportas po akimirkos, o mes pasimatome 9:30. 7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Arti išnykimo vienas iš 10 stipriausių Lietuvos futbolo klubų. Vilniaus riteriai dar savaitgalį iškovojo pirmą sezono pergalę ir gali būti, kad ji paskutinė. Riterių projekto nebenori tęsti nei ilgametis savininkas, nei nauji investuotojai iš Singapūro, kurių pinigai neva naudojami neteisingai. Gelbėti klubą imasi pati futbolo federacija, kuri rizikuoja, bet perveda riteriams keliasdešimt tūkstančių eurų bent kelioms savaitėms išgyventi. Federacijos prezidentas užsiminė, kad klubo skolos siekia kelis milijonus, o jei tokio merdėjančio projekto niekas staiga neperpirks, teks trauktis iš lygos ir bankrutuoti. Edgaras Stankevičius ir vis griežčiau kalba apie nacionalinio stadiono komediją Vilniuje. Sako, laikas tiesiog nebesvaigti. Įvartį. Dar šeštadienį, balandžio 5, Vilniaus riteriai namuose sužaidžia puikias rungtynes ir 3-1 nugali Panevėžio klubą. Atrodo kaip pakilimas. Pirmą sezono pergalę, pirmieji 3 taškai ir pagaliau pradžiuginti sirgaliai. Bet tai tik iliuzija. Riteriai gilioje duobėje ir labai gali būti, kad netrukus apskritai išnyks. Aš sakau, visą savaitę praeitą buvo skirta riteriams ir riterių išlikimo klausimams ir verpetams spręsti. Teisiškai klubas nuo šio sezono priklauso Singapūro kompanijai Red Card Global. Jie žadėjo skirti bent 500 000 eurų, bet sezonas įsibėgėja, o pinigų nėra. Pervesta 150 000 eurų ir daugiau nepanašu, kad planuojama. Labai iškalbinga ir ši klubo pasidalinta nuotrauka. Tai kelios akimirkos iki tų pačių rungtynių su Panevėžiu šeštadienį. Ir tekstas. Tai ne komanda, tai jau tapo šeima. Taip, mums sunku, bet jeigu išgyvensime, eisime toli. Keli galimi variantai yra. Vienas dalykas gali būti klubas
parduotas, surastas naujasis, vadinkim, savininkas, kas sutiks perimti šį klubą šiandienai. Kitas variantas, jeigu nieks neatsiranda ir nebežaidžiamos sąlygos rungtynės, tai yra gaunami techniniai pralaimėjimai ir klubas krenta iš lygos, tai yra šalinamas ir bet kokiu atveju tada inicijuojama klubo bankroto procedūra. Gelbėti komandos, kurioje jau patys žaidėjai kalba apie boikotą, imasi federacija. Mano mintis ir planas yra toks, kad bus suteikiamas 50 000 eurų mokėjimas Riterių klubui šiandien pat, tam, kad stabilizuoti klube tą situaciją, tam, kad žaidėjai, treneriai gautų bent jau kažkokias minimales injekcijas. Taip rizikuojam, kad tie pinigai nebus grąžinti ir žinom, vadinkim, tą riziką, bet to reikia vardan Lietuvos futbolo, kad ta lyga turėtų galimybę turėti 10 klubų. Tiesa, tokia pagalba labiau kaip lašas, 3 dienas vandens negėrusiam žmogui. 2-3 savaitės to 50, manau, užteks. Taigi dar per balandį turi paaiškėti Riterių likimas. Vienintelis realus gelbėjimosi planas – nauji investuotojai. O LFF vadovas dar ir užsimena, kad klubo skolos galimai siekia kelis milijonus eurų. Kas atrodo dar gerokai baisiau už Riterius šiandien, tai šis žvyro karjeras Vilniuje, vietoj nacionalinio stadiono. Užsivesiu gal čia šitoje vietoje, bet taip jau yra, kai paliečiam šitą klausimą, man tai yra pikta. Pasak federacijos, net jei vieną dieną kas ir išauks šiame smėlyne, tai nebus verta nacionalinio stadiono statuso. Mes galim jį vadinti, bet kaip nacionalinį stadioną, jūs man parodykit šalį, kur nacionalinis stadionas yra 18 000 vietų. Kartu su krepšinio arena, kartu su darželiais, bibliotekom ir visom kitom patalpom, kas ten yra, tam projektas suplanuos. O dabar tai ten tikrai nebus nacionalinis stadionas. Tai mes ir dabartinį Dariaus ir Girėno stadioną galim vadinti nacionaliniu stadionu ir taip vadinam, nes mes jį vienintelį tik tai ir turim. Turi Stankevičius ir pasiūlymas sostiniai. Nacionalinį stadioną, bet gal nebesvaikime apie 15-18 tūkstančių nacionalinius stadionus, pasistatykime bent jau 3-4 kategorijos stadioną, kurį bent jau Vilnius turėtų, kad nebūtų gėda Vilniaus Žalgirio ar visiems kitiem klubam žaisti Vilniaus mieste, o jau po to galim galvoti apie nacionalinį stadioną. Šie metai jubiliejiniai. Stadionas Šeškinėje statomas jau 40 metų. Lietuvos moterų teniso rinktinės laukia rimčiausias sezono iššūkis. Billie Jean King turnyre Vilniuje lietuvė susikaus su Serbijos ir Slovenijos rinktinėmis. Pagrindinis tikslas – išsilaikyti pirmoje grupėje, į kurią rinktinė pateko praėjusiais metais. Nacionalinės komandos vairą tik šiemet perėmęs Laurynas Grigelis džiaugiasi pasiruošimu, bet pripažino, kad pačiam žaisti yra paprasčiau nei kitus treniruoti. Plačiau Nerijus Briujus. Prieš svarbų mačą treniruotė su naujuoju Lietuvos moterų teniso rinktinės kapitonu Laurynu Grigeliu ir patarimai iš jo. Šalies nacionalinė moterų komanda jau rytoj pradeda kovas Billie Jean King tarptautinėme turnyre Vilniuje. Nuotaikos labai geros, turėjom labai gerą pasiruošimą ir aišku turėjom truputį traumelių gal pasiruošimą, bet merginos sveikos, labai gerai atidirbo ir kovosim dėl išlikimo tikrai pirmoji grupė. Lietuvos moterų teniso rinktinė Vilniuje vyksinti Billie Jean King taurės pirmos grupės turnyrą pradės akistatą su Slovėnija. Po dienos pertraukos ketvirtadienį Lietuvos tenisininkių lauks dvikova prieš pogrupio favorites Serbijos tenisininkės. Manau, mūsų pogrupis labai apylygos, nėra ten žymių favoričių, pavyzdžiui, kaip būtų prancūzės, kur turi 3 pirmo šimtuko žaidėjas. Tai manau, kad tikrai bus lygus mačai, manau, spręsis tikrai, gali spręsis daug kas iš dvejeto, tai manau, tikrai turim būti susikoncentravę kiekvieną mačą, žaisti kiekvieną tašką. Sėkmingo pasirodymo pogrupio etape atveju Lietuvos rinktinės atkrintamosiose varžybose lauktų viena iš 2 pajėgiausių D pogrupio, kuriame žais Austrija, Kroatija, Latvija ir Portugalija komandų. Smagu žaisti prieš savo žmonės, savo kortose ir manau, tai yra didelis pliusas visai komandai ir tikėkime, kad ateis daug žmonių palaikyti ir padės mums iškovoti pergalės. Laurynui Grigeliui tai bus debiutas prie moterų rinktinės vairo. Naujas treneris, bet man atrodo visom žaidėjom labai viskas tinka ir patinka. Tai manau, atmosfera komandai yra tikrai labai gera ir stengsimės tai parodyti korte. Nebara dar, Laurynas? Kol kas dar nebara. Dar pats visai neseniai profesionaliai žaidęs ir Lietuvai atstovavęs Laurynas Grigelis prisipažįsta, kad žaisti tenisą yra tikrai lengviau nei vadovauti kitiems. Lengviau žaisti tikrai. Lengviau žaisti, nes streso mažiau, tu atžaidi vis tiek
atžaidį atidirbi 3, 4, 5 valandas, tai vat savo ir paskui kaip ir laisvesnė diena. O kai esi treneris, kapitonas, tai tu vis tiek jau ir po treniruočių, tu vis tiek jau galvoji, kaip geriau ką rytoj padaryti. 8 geriausiai po grupėje etape pasirodžiusios rinktinės susikaus dėl 4 bilietų į aukštesnę Billie Jean King turnyro grupę, o šie mačai Vilniuje bus žaidžiami jau šį savaitgalį. Nerijus Bliujus, Gediminas Uždavinys, Vilnius. Karštoje kovoje dėl Vilniaus dabartinio šalies čempiono Ryto pergalė prieš Wolves Twinsbet. Tribūnos nusidažė raudonai ir Rytas siautėjo kovoje su principiniu varžovu. Triuškino Vilkus, bet intriga vis tiek grįžo. Likimas sprendėsi paskutinėmis akimirkomis, kol galiausiai Rytas įteikė gimtadienio dovaną treneriui. Tai labai svarbi pergalė, kurios svarba pasijaus tik po kurio laiko. Šventinės nuotaikos Vilniuje. Gytis Radzevičius atsiima geriausio kovo mėnesio BetSafe LKL čempionato žaidėjo statulėlę, pasirašo ant kameros ir tai prasideda ilgai lauktas trečiasis šio sezono derbis tarp Ryto ir Wolves Twinsbet. 5,5 sirgalių tribūnose. Pirmuosius 2 derbius stebėjo daugiau žmonių, bet šiame, kaip ir ankstesniuose, visiškai dominuoja raudona spalva ir Ryto sirgaliai. Rytas taip galingai pradeda rungtynes, kad po pirmo kėlinio jau pirmauja 14 taškų, per antrąjį triuškina Vilkus jau net ir 19 taškų skirtumų. Bet Vilkai rodo tvirtą charakterį ir kabinasi dantimis į principinį varžovą. Netgi patys vėliau veržėsi į priekį, taip rungtynių nugalėtojo klausimą palikdami atvirą iki pat pabaigos. Kas nutiko, mes žaidėm prieš labai stiprią komandą, pilnos sudėties, be vieno žaidėjo, tai nereikėjo norėti, kad Rytas laimėtų prieš tokią stiprią komandą 30 taškų. Rytas galiausiai laimi šią kovą 4 taškais, 92-88, o pergalės šventimas iš aikštės persikėlė į Rūbinę. Jo, labai geras gimtadienis, ačiū žaidėjams. Tikrai kovėsi šiandien, suprato rungtynių svarbą, kiekvienas žaidėjas suprato rungtynių raudonumą. Vilkams tai jau trečias iš eilės pralaimėjimas turnyre. Tikiuosi, jau netrukus sugrįšime prie kokybiškesnio žaidimo. Mes tikrai galime ir labai norime parodyti, kad mes galime kautis dėl pačių aukščiausių pozicijų. Ši Ryto pergalė gali būti viena esminių, tik apie ją sirgaliai ir komanda galvos vėliau, kai jau visai baiginėsis reguliarusis sezonas. Nes dabar Rytą ir Wolves skiria jau net 5 pergalės. Jei per likusias 12 rungtynių neįvyks stebuklas, Rytas ir liks antras, o tai suteiks namų aikštės pranašumą atkrintamosiose. Jei Wolves liks treti, tikėtina, kad būtent Vilniaus derbyje ir spręsis, kas pateks į BetSafe LKL čempionato finalą. Reguliarusis sezonas baigsis gegužės 21 dieną. Sportą kol kas tiek, pasimatysime ir vėliau nuo 9:30. Iki. 7bet lošimo automatai. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Beribėme informacijos pasaulyje. Nepaklysti padės Neurozan. Smegenų maistas tiems, kas mokosi ir daug protiškai dirba. Po žvarbaus savaitgalio pirmadienis malonus taip pat nebuvo, nors dangus visur apniukęs nebuvo šalyje, bet vos kelis laipsnius aukščiau nulio pasiekusi temperatūra ir žvarbus vėjas, beveik įpusėjusio pavasario anaiptol nepriminė. Niūroko sinoptikų prognozės ir artimiausioms dienoms. Panašus oras bus visą šią savaitę, tad pasižiūrėkime detaliau, kas laukia artimiausiomis dienomis. Ateinančią naktį debesuotumas šiek tiek sumažės, bet kai kur iškristi gali ir vienas kitas lietaus lašas ar šlapia snaigė. Ten, kur bus daugiau drėgmės, reikės būti atidesniems ir dėl plikledžio. Šiaurės vakarų ir šiaurės vėjas aprims iki vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra šalyje pasiskirstys tarp 4 laipsnių šalčio ir 1 laipsnio šilumos. Rytoj dieną vis dar išliksime tokioje zonoje tarp ciklono rytuose ir aukšto slėgio srities vakaruose, tad debesuotumas bus nepastovus, saulės spindulius tarpais dengs daugiausia kamuoliniai debesys, iš jų vietomis retkarčiais ir negausus trumpalaikiai krituliai pasirodys, kurie labiausiai tikėtini rytinėje šalies pusėje. Šiaurės vėjas vis dar išliks pakankamai žvarbus, aukščiausia temperatūra laikysis tarp 3-8 laipsnių šilumos. Na dabar jau pakeliaukime po atskirus šalies regionus, kokį ten antradienį sinoptikai žada, pasižvalgykime, pradėkime nuo šiaurinio šalies pakraščio, čia debesuota su pragiedruliais, o temperatūra laikysis tarp 4-5 laipsnių šilumos. Rytiniuose šalies rajonuose sinoptikai rytoj daugiau debesų žada, protarpiais čia ir krituliai galimi, daugiausia tai bus
stiprus lietus pereinantis į šlapias snaiges, temperatūra tarp 3–4 plius. Šalies pietiniuose ir centriniuose rajonuose sinoptikai rytoj rimtesnių kritulių neprognozuoja. Tiesa, kiek daugiau debesų ties Marijampolė, Alytumi, Druskininkais, pavieniai saulės spinduliai gali pasitaikyti Kėdainiais ir Raseiniais, temperatūra čia apie 4–5 plius. Na ir vakariniuose šalies rajonuose rytoj jau kiek giedriau, daugiau saulės ir 1–2 laipsnių šiltėliau, tad panašu, kad čia bus maloniausias oras priešingai nei pastaruoju metu būdavo. Lyginant su kitais regionais, temperatūra tarp 6–8 plius ir giedras antradienis priešaky. O dabar jau apie kitas dvi paras pasikalbėkime su Ventės ir prie Ventės esančių marių vaizdais fone. Trečiadienio naktį rytinėje šalies pusėje dangus pragiedrės, o vakarinius rajonus apgaubs iš šiaurės vakarų atslinkęs žemų debesų masyvas. Vis tik žymesnių kritulių dar nenumatoma. Vakarinių krypčių vėjas jau bus daug silpnesnis, temperatūra daug kur bus neigiama, tarp 0–5 laipsnių šalčio. Tik tais vakariniuose rajonuose išliks kiek šilčiau, čia numatoma iki 3 laipsnių šiluma naktį. Nuo trečiadienio dieną per šalį keliaus atmosferos frontas, dangus didesnėje šalies dalyje apniuks, pragiedrulių tikimybė nedidelė, iki vakaro daug kur praslinks krituliai, daugiausia tai bus lietus, nuo pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų vėjas vėl stiprės ir vietomis jo gūsiai gali siekti net 18 metrų per sekundę, o temperatūra trečiadienį laikysis tarp 4–9 plius. Ketvirtadienio naktį debesis sparčiai sklaidysis, nedideli krituliai numatomi tik tais vietomis, dienos metu pragiedrulių netrūks, bet debesis šiek tiek vėl sutankės, kai kur barstys negausius mišrius kritulius, šiaurės vakarų vėjas bus žvarbus ir gūsingas, retkarčiai siekiantis 15–18 metrų per sekundę, nakties metu temperatūra kris iki 0–4 šalčio, silpnai teigiamai išliks tik pajūryje, o dieną numatoma 2–7 laipsnių šiluma. O dabar jau kelkimės Europos žemėlapį ir pasižiūrėkime, ką ten antradienį prognozuoja sinoptikai. Pradėkime nuo Skandinavijos pusėsalio, kur šilčiau nei pas mus čia laikysis apie 12 laipsnių šiluma tiek Stokholme, tiek Kopenhagoje, tiesa debesų čia netrūks. Nuo Britų salyne, Londone apie 15 plius žadama su pilku dangumi, o Glasge tuo tarpu labai neblogas antradienis laukia, plius 18 ir giedra, bent jau taip žada sinoptikai. Kijeve rytoj lietus pereinantis į šlapdribą apie 2 plius, vidurio Europoje taip pat vaizdelis nebus pats mieliausias, čia daug debesų, vietomis iš jų kris lietus, Varšuva laikysis apie 8, Prahoje iki 12 plius, Budapešte apie 13 laipsnių šilumos, debesuota, bet čia rimtesnių kritulių neprognozuojama. Berlyne taip pat apniukę apie 13 laipsnių šilumos, gerokai šilčiau Beneliukso šalyse vakarų Europoje. Briuselė bus apie 18, Paryžiuje tie patys 18 ir apsiniaukę, o Madride sušyla iki 23 laipsnių šilumos, čia debesuota su pragiedruliais antradienį. Romoje vėsiau laikysis apie 17 plius ir apsiniaukę, dar keletų laipsnių mažiau Atėnuose, 13 plius ir pilkas dangus, Stambule apie 10 laipsnių šilumos ir apniukę. Tiek šį pirmadienį apie orus, gražaus ir jaukaus vakaro su LNK. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Man įdomu, Keita, ką tu darai, kai labai supyksti? Giliai kvėpuoju ir skaičiuoju iki 10. Kartais padeda. O jeigu nepadeda? Galvoje ima suktis 1000 keršto planų. Man tai įdomu, ar Trumpas giliai kvėpuoja ir skaičiuoja iki 10, ar bado Putino vudu lėlę. Trumpo bausmė putkai. Maždaug 30 milijardų dolerių jau prarado Rusija. Technologinis ruskių armijos proveržis. Turėtų būti, atrodo, geriausia technika, geriausi kariai ir panašiai. Tačiau matome žiguliukai, kvadraciklai, tie, reiškia, keturačiai įvairūs ir panašiai. Kelių erelis Tomytis. Tik užgirdau sučytę. Jisai čia šiek tiek pagražino, čia jam nėra skilęs tas kaulas, čia jam yra lūžis. Jau pasiskaityk išrašus medikų. Kaip Zvonkus supylė Stano elektromobilį. Dabar su žioplio veidu vaikštau ir visi žvengia, kas pamato mane. Ne, brolau, ne dabar. Tu su šito snukučiu vaikštai jau kokį 30 metį gerą. Tomai, o kuo tu prisidėsi prie krašto gynybos? Labai savalaikis klausimas, Keita. Ketinu sukonstruoti pėstininkų kovos mašiną. Va, matai, net brėžinį turiu, va, ir patranga šaudo. Bet čia ne vikšrinė, o ratinė kovos mašina. Nu tai jo, nu taigi ant žigulio bazės, nu.
Gal tu pradžiai sukonstruok kokią nors karinį paspirtuką? Vietoj pėstininkų kovos mašinos? Su liepsnosvaidžiu. Donald Trump's heavily trailed phone call with Vladimir Putin hasn't led to Moscow signing up to a 30-day ceasefire. Vladimir Putin saying that Russia agrees with a Ukraine ceasefire, but it should lead to an enduring peace. Kol pasaulio naujienų antraštėse dominuoja taikos darybos, ruskai ruošiasi skerdynėms. Tūkstančiai kacapų karių laukia komandos FAS naujam puolimui. Zelenskiui kostiumą apsivilkti siūlę ukrainiečius karo kurstimu ir milijardų švaistimu kaltinę Amerikos respublikonai pradeda apsigalvoti. Panašu, kad